Sveiki, su jumis sveikinasi nauja Lietuvos architektų rūmų tinklalaidė. Tinklalaidėje kviesime architektus ir architektūrai neabejingus pašnekovus pakalbėti apie architektūros amžinasias temas ir aptarti aktualijas. Tikimės, kad mūsų laida pasieks ne vien architektus ir galėsime atrasti glaudesnį ryšį tarp visuomenės ir architektų. Pirmosios tinklalaidės tema – grožis ir architektūra. Kas yra grožis architektūroje? Ar tai yra idealios formos, proporcija, ar tai yra gerai veikianti funkcija, o gal kontekstualumas ar dermė gamtoje? Apie grožį ir architektūrą kalbėsime su žurnalistų ir laidų vedėju Ryčiu Zemkausku. Labą dieną. Ir architektų nacionalinės premijos laureatu Rolandu Paleku. Sveiki. Rengiant laidą, sužinau, kad Rytis viešėjo Romoje. Ir kažkaip natūraliai pradėjom galvoti nuo istorijos, reiškia, kad lyg atrodo Roma vienas gražiausių miestų. Ir kodėl taip yra, kad tas grožis egzistuoja tokioj harmonijai, tokiam didelėm mieste. Koks jūsų jausmas? Sunku pasakyti, ar jis vienas gražiausių. Kam nors yra gražiausias Dubajus, kam nors bus gražiausias koks nors, aš nežinau, kaimelis Alpėse. Čia labai priklauso nuo sąvokų. Aš tai manau, kad antikiniai logikai tai iš karto prie mūsų prikiptų. Sakytų, pala. O ką jūs turite omeny sakydami grožis? Susitarkite dėl sąvokų. Ir tada jau galėsit diskutuoti, ar Roma yra gražus miestas, ar kas nors kita yra gražu. Tai man atrodo, kad gal reikėtų nuo sąvokų pradėti, kaip mes suprantam tą grožį. Ir kas jis yra. Jo, atrodo, kad sąvokos jau lyg labai seniai nusistovėjusios. Tai yra tam tikras patvarumas, apsauga nuo gamtos, funkcionalumas turbūt. Nu ir turbūt grožis egzistuoja kaip viena iš esminių dedamųjų, ar harmonija, kaip be pavadintum tą visumą. Taip, Aristotelis yra pasakęs, kad gražu yra tai, kas yra naudinga. Ir taip, įdomu tai, kad po to modernistai, funkcionalistai, kurie tarsi neigia tos senosius miestus, seną architektūrą, jie griaudavo senamiesčius ir statydavo, reiškia, miestų sodus. Iš to kilo tas vadinamas funkcionalizmas, kuris iš esmės yra Aristotelio teiginys. Gražu tai, kas naudinga, tai būtent nauda architektūroje fasaduose būdavo pabrėžiama, ten laiptinės, liftai išorėje ir taip toliau, tas funkcionalumas. Bet taip, sutinku visiškai su Ryčiu, kad grožis yra visiškai tokia daugiasluoksnė, sunkiai pagaunama sąvoka. Jei galėčiau tik nuo savęs kalbėti, tai aš toks esu labiau galbūt tradicinio supratimo atstovas. Man proporcija labai svarbu. Aš visada tikiu, kad nesvarbu, ar ten fasadai pripučiami, ar geležiniai, ar blizgantis, jeigu bus prastos proporcijos, norėsis nusisukti. Ir priešingai, vėlgi netiek svarbu kaip kas, bet jeigu proporcijos geros, tai tada steptelsi ir norėsi pasigėrėti. Bet proporcija yra tik viena iš aspektų, vienas iš dalykų. Bet kaip matom, jinai vis tiek į klasiką labiau linkusi. Nu taip. Nu jo, dar man atrodė, kad labai svarbu kažkoks lyg atrodo, kad tam grožiui rastis reikalingas laiko perspektyva ir tam tikras visuomeninė sankloda, kuri egzistuoja kažkurį laiką, kad tos pastangos, reiškia, akumuliuotųsi ir susikurtų tą gražią aplinką, nekalbant apie vieną individualų pastatą, bet apie miesto ar kažkokios didesnio junginio grožį. Aš čia painterpretuočiau Aristotelį. Man atrodo, kad jis labai teisingai įžiūri ir vėliau laikui bėgant, šimtmečiams bėgant buvo pamestas šitas, kalbant apie grožį. Ką jisai padaro, kalbėdamas apie grožį kaip funkcionalumą, tai jisai savotiškai siūlo mums sakyti, kad grožis objektyvus yra tam tikrą prasme.
Aš mėgstu savoką, kurią, atsiprašau, bet pats sugalvojau, kad grožis tai yra gyvybės pažadas. O gyvybės pažadas tai yra bet kas, kas padeda gyvybei būti. Ir funkcionalumas ir yra vienas iš tų dalykų, tų mechanizmų, kurie padeda tą daryti. Ir kai mes jaučiame, kad kas nors tinka mums išbūti, įsikurti, įsigyventi, tai yra tikimybė, kad tai gali būti mums suprantama kaip gražu. Iš čia grožio objektyvumas. Kas yra subjektyvu, yra skonis. Ir va čia yra, kai grožis nusileidžia į kiekvieną iš mūsų, tas gyvybės pažadas, kaip mes jį suvokiame, kiekvienas kaip asmenybė atskirai. Ir man atrodo, kad mes neretai painiojame grožį ir skonį. Mane rytis sužvedė vieną tokią, tas grožis yra tame, kas tai yra gyvybės pažadas. Man labai patiko jūsų šitas replika. Ir tada aš prisiminiau Louis Kahno, žymaus architekto, mintis, kad tada randasi noras paliesti. Ir jaučia man tiesiogiai. Ir aš tada po kurio laiko įtikėjau, kad iš tikrųjų, jeigu pagalvojau, kurie mane labiausiai veikia pastatai, interjerai, tai paprastai yra tai, ką aš noriu paliesti. Man norisi prieiti, paliesti tą medžiagą, sieną, tą erdvę, tiesioginę ir pelkėtinę prasme. Ir tas jau palietimas, jau galim prieiti beveik ir prie reprodukcijos, bet čia turbūt būtų nebe architektūrinės temos. Bet tai vis tiek kažkaip susiję, įdomu. Bet gerai, paprovokuosiu. Jeigu sakot, kad reiškia gražu tai, kas naudinga, arba tai, kas suteikia gyvybę ir panašiai, tai gerai, dabar mes labai priklausomi... Labai plačia prasme, kas naudinga. Labai plačia prasme. Bet jeigu mes dabar priklausomi nuo technologijų ir koks nors ten serverių, sandėlys, užmiestyje ar logistikos centras, kurio reikia, kad mes, kaip mes šiandien suprantame, gyventume komfortiškai, yra, sakykime, irgi naudingas. Ir jis yra labai modernus, pastatytas, vad grinai tais principais funkcija, efektyvumas ir panašiai. Ir, sakykim, tai, bet jame mes grožio nematom. O kur nors senamiestyje visuomenė ir institucijos, lyg atliepdamos visuomenės poreikį, reikalauja to, beveik reikalauja tiesiogiai kažkokio grožio. Vėlgi čia kaip įvardina, žodžiu, yra skirtingos labai dimensijos ir kaip jūs matot šitą, lyg tai galėtumėm tęsti tą funkcionalumą ir inovatyvumą, efektyvumą visur mieste. Bet kažkur mes jį darom nežiūrėdami beveik į aplinką, o kitur mes tiek dėl reikalavimų, tiek patys jausdami kažkokią istorijos, reiškia, kontekstą, negalim lyg tai to daryti. Kodėl? Bet čia aš girdžiu idealo diktatūrą, nes atseit serverių centras, žiūrint iš idealo, ar ne, kažkokį, lyginant jį su senamiesčiu, su, aš nežinau, su Partenonu, ar ne? Tai jis nebus tiek gražus, taip? Sakykime. Ar ne? Bet kaip pats toks atskirai ir judėjimas jo viduje, jis turės grožio požymių. Ir jeigu gražus. lyginti jį su kitu, kuris yra padarytas taip, kad jo viduje nesinorės nieko paliesti ir judėjimas jo viduje bus labai nepatogus, tai jis bus gražesnis už tą. Čia yra labai daug sluoksnių. Beje, Vydai, kai tu sakai, atsiranda technologinis, naudingas daiktas, nesvarbu, kad nežiūrint į aplinką, va čia ir yra tas kabliukas, nes, vadinasi, jis yra nenaudingas aplinkai. Žmonėms, kaimynams, jis gal netgi kenkia ir žaloja, vadinasi, pagal Aristotelis netiktų grožio apibūdinti. Bet jis, reiškia, pasirūpina didžios dalies visuomenės, reiškia, komfortų, pavyzdžiui. Nepaisant to, kad užstoja saulė ten gretimai gyvenančiam žmogui. Kažkieno sąskaita. Jo, man dar įdomu, kad lyg tai mes iš vienos pusės taip, išsiaiškinom tos principus, kad, reiškia, tas naudingumas, veiksnumas, net pavadinčiau, tų pastatų yra labai svarbus ir iš tikrųjų žavingi yra tie robotams suprojektuoti statiniai, kur rūšiuojamos prekės, jų veikimas yra gražus ir net estetiškai įdomus ir menininkai ten naudoja tos vaizdus ir ten eksperimentuoja su to. Bet sakykim, kitam pasauliu, paraleliai egzistuoja kitas pasaulis, kur mes lyg, arba aš bent jau kaip dirbdamas jaučiu tą poreikį iš visuomenės, reiškia kažkaip atliepti tą istorinę aplinką,
ją kažkaip jautri interpretuoti, būti, reiškia, net ir kai kurios sostinės, čia užsirašęs buvau Skopje, Makedonijos sostinė, radikaliai grįžta į klasicistinę tokią architektūrą, reiškia, keisdama net esamus modernistinius pastatus, ten aplipdydama ją, reiškia, kolonom ir panašiai, tokiais keistais būdais. Kas vyksta Skopėje, tai Makedonijos sostinėje, tai man panašu į tokį kompleksuotą valdžią. Juk ar nėra taip, kad kompleksuotas savivertės nejaučiantis žmogus, tarkim, perka didžiulę automobilį, ar ne, stiprų, galingą. Kompleksuota valdžia turi griebtis makedoniečio, Aleksandro Makedoniečio mitą ir jį įtvirtinti per arkas, orderius ir taip toliau. Man tai kažkas panašaus, visiškai negalvojant apie žmogų, kaip jis jausis ten, ar jam iš vis tos erdvės kažką duos, kažką sako, apie ką visą tai. Tai yra ženklas, pareiškimas savo kompleksų, sakyčiau, vidinių problemų išraiška. Ir ta pati idealo diktatūra. Yra susikuriamas idealas kažkoks. Ir paskui bandoma prie viską pritempti. Aš galvoju, kad argumentas, grįžtant prie tos serverinės, nes čia geras argumentas ir įdomus. Tai mes galim ramiai pasakyti, pavyzdžiui, kad tas objektas yra, pavyzdžiui, negražus ir žiūrėkit, po kiek laiko paaiškės, kad jis ir funkcionuoja blogai. Aš tik kažkaip turiu tokį įtarimą, kad tai, kas negražu, tas ir neveikia. Ir atvirkščiai, arba veikia prastai. Aišku, čia tokia, reikia tai daug kartų ginčytis dėl to, ar ne, ir tikrinti. Bet pažiūrėkime iš tos pusės. Ir sakau, lyginkim obuolius su obuoliais, kriaušės su kriaušėmis. Mes labai kartais iš karto šokam į Romą. Ne? Tu čia ką tik iš Romos parskridai, tai dabar ar ne, kalbėk apie Romą. Iš tikrųjų nėra ką kalbėti apie Romą. Kalbėti reikia, kas po nosimi čia yra. Ta Roma šiais laikais beveik kiekvienas yra matęs, kas tik panorėjo. Nėra sunku, ar ne? Ar ten ką nors panašaus. Po nosimi kas yra, tai pavyzdžiui, jūs kalbate apie Skopję. Aš tai kalbėčiau apie, pavyzdžiui, tokį man visiškai pribloškianti pavyzdį, kaip ir Neringoj, Nidoj konkrečiai, pastato visiškai naują kvartalą, kurortą. Yra Nida su jos ten mėlynais, raudonais tais namukais, kas irgi yra iš tikrųjų tam tikrą prasme Disneylandas, bet bent jau šiek tiek senesnis, ar ne? Ir stato visiškai naują. Ir stato kažkodėl dar vieną Disneylandą. Griežtai tokius, kaip buvo. O kodėl tada mes praleidžiam progą pasiūlyti architektams kurti naują mūsų kurorto architektūrą? Kodėl mes to nedarom? Kas čia? Tai man irgi kam ta idealo diktatūra reikalinga? Juk tai niekam nepakenks, tai bus atskiras kvartalas, kas norės, nueis, kas nenorės. Purvynė yra toli nuo centro, turizmui nepakenks. Žiūrėk ir priešingai. Man tie dalykai atrodo įdomus. Bet man irgi visada šitas klausimas ir man atrodo, kad šitas klausimas ne tai, kad mažėja jo veikiamos zonos, o jos didėja ir čia net ir Trumpo įsakai beautify reiškia. Tai atrodo kažkokio beveik ateinančio trendo dalis ir mes, reiškia, Lietuvoje, senamiesčiai, saugomos teritorijos, jeigu projektuoja Trakų regioniniam parke, turi būti langai dalinami ten taip, kaip nurodyta. Žodžiu, taip toliau. Taip. Daug tokių detalių. Iš kur šitą baimę duoti architektui laisvę arba tam tikrą, pasitikėjimą? Baimė duoti kam nors laisvę. Čia iš viso pasitikėjimo klausimas visuomenė apskritai yra. Aš manau. Tai aš tai seniai turiu savo nesikeičiančią nuomonę apie melavimą architektūroje, apie tos muliažus, apie tos pavyzdžius, nors tai, žinau, yra paplitusi praktika, kaip yra nugriaunamas namas iš esmės tik išramstant fasadą, bet jau ten į vidų prifarširuojama šiuolaikinių technologinių, viskas iš betono, viskas jau kaip 21 amžiui. Tik fasadas, kažkodėl ta oda, kažkodėl lieka sena. Tai ką mes tada turim? Iškamšą. Man tai tiesioginis žodis yra namas iškamša. Ar mes norim gyventi tarp namų iškamšų? Kodėl mes negerbiam namo
visumoje kaip žmogaus, o tik jo oda kažkodėl, tai su istorija, su mintim, su kvapai, su prisilietimu, kodėl mes taip nemastom. Tai mano nuomonė, šitas, Vytai, tavo klausimas man nesunkus, visiškai. Bet yra net žmonių, kurie save daro pusiau iškamšą šiek tiek. Na taip. Namai juk ir yra, kaip labai gražiai pasakėt, iš tikrųjų, aš irgi labai mėgstu šitai, gyvas daiktas, gyvuliukas. Jo, man atrodo, kad aš sutikčiau, kad, reiškia, tam tikras tikrumas yra labai labai svarbu architektūroje, kad tu gali jį suprasti medžiagą, suprasti laikmetį ir nepaskaitęs ten Wikipedijoje, bet, reiškia, jausti tą prieėjęs ir nuo tavo, reiškia, nežinau, gal tokio patirties priklauso, kaip tu galėt pažinti ir įdomu atpažinti skirtingus dalykus, bet vis tiek vėl grįžtų prie to tokio lyg tai užduoties iš visuomenės architektų. Gerai, kodėl egzistuoja daug kur Europoje, net ir sostinėse, ten svarbiausiose gatvėse, egzistuoja tie pastatai iškamšos, kur, reiškia, paimamas, pavyzdžiui, Gedimino 9 Vilniuje, pavyzdžiui, yra buvusi savivaldybė net kažkada, tai dar prieš tai irgi kažkokia ten, ar ne irgi valdžios pastatas buvo. Ir jisai pilnai pakeistas, reiškia, pritaikant prekybos centrui, likę tik fasadai, įdėtas naujas turinys, kuris lyg tai aktualesnis, lyg tai labiau funkcionalus. Reiškia, ir čia kyla klausimas, kur mes galim brėžti ribą tarp realiai visuomenės poreikio ir kažkokio tenai jau tokio kapitalistinio vos ne intervencijos, kur pelno siekis diktuoja sprendimus, o ne lyg tai atliepimas visuomeninio poreikio. Sunku pasakyti, čia tą ribą nubrėžti tikrai nelengva. Aš visiškai neneigiu, kad negalėtų būti rekonstrukcijos, kur fasadas, tarkim, lieka mažiausiai pakeistas, bet man yra neprimtina, kai stovi viena siena paramstyta ir paskui viskas už jos pastatoma visai kas kito. Bet čia galbūt pasukčiau šiek tiek klausimą į grožio ir skonio santykį, nes kodėl, tu irgi paminėjai Trumpo įsakus, kad nuo šiol federaliniai pastatai turės būti gražus. Taip. Suprask, papuošti miestą. Tai man regis, čia dar yra ir kultūros, bendrosios kultūros klausimas. Kultūringas išsilavinęs žmogus, jis nesunkiai skaito abstrakčius dalykus. Jam nereikia, reiškia, karžygio pakėlus ietį, kad reiškia, jis perskaitytų skulptūrą. Jis gali perskaityti metaforą. Ir tai yra didesnė dalim ir apie šiuolaikinę architektūrą, apie kompoziciją, apie erdves, apie kažkokias gilesnės netiesioginės jausenas. Ir kaip priešingai matyti primityvesnis mąstymas, visa to paties Trumpo armija, jie matyti toks va dabar yra atėjęs užsakymas ir natūraliai nugulė į įsaką. Suprantama. Bet čia nieko naujo. Čia iš tikrųjų nieko naujo. Ir šitas, ir Stokholmo Stortorietas, ir galų gale Paryžius. Visas tas tortų, bulvarų, tortai tie visi, juk irgi kažkada buvo valingas veiksmas pagražinti, ar ne? Ir paskui mes tame, po kiek laiko, žiūrėkit, turim tai kaip paveldą. Pas mus irgi yra, pavyzdžiui, Kauno modernizmas turbūt nebuvo, reiškia, top-down kažkokia įsako, tai buvo labiau gal aspiracija, kurią dalinosi bendruomenė architektų, kurie kūrė tos pastatus, bet, pavyzdžiui, koks stalinistinis Vilnius, kurio tikrai, tu netaip mažai ten krantinės ir šiaip pribarstyta mokyklų, užstatymų, Vokiečių gatvė, įvaryta į senamiestį, reiškia, pastatyta, kaip turbūt imperatyvi, reiškia, politinė tokia. Taip, nes čia nes Kauno modernizmas nepolitinis, jis apolitiškas.
O stalinistinė čia buvo imperijos okupantų pastanga. Trampas irgi elgėsi kaip okupantas, tik savo nuosavai šaly, tam tikrą prasme. Jis ką tik okupavo ofisą ir iš čia jo jausmas. Tai jis grinai politiškai tą daro. Ir čia įsikiša politika, tai mes turim tada jau kitokį upeliuko posūkį. Bet mes tą politiką matom toj pačioj minėtoj Romoje visur. Ten viskas buvo, kas statoma, iš esmės buvo politika. Tik tai, ką darė Musolinis, garsusis kvartalas. Nekalbant, kad Vatikanas yra visiškai politinis reiškinys. Taip, prisiminiau vieną dalyką, kurį apmaščiau prieš kurį laiką ir jis man vis dar iki šiol daro įspūdį. Simetrija. Viena iš grožio sąvokų. Simetrija kaip kanonas egzistavo nežinau kiek tūkstančių metų. Jeigu mes nubrėžtumėm ant popieriaus liniją, kiek nebuvo visiškai niekam klausimo, architektui, užsakovui, ar pastatas turi būti simetriškas ar asimetriškas. Ta linija būtų be galo ilga ir tik mažytė atkarpėlė linijos pabaigoje laiko prasme yra ta, kur tai paneigta ir simetrija tapo nepageidautina ir visa architektūrinė bent jau kūryba komponuojama simetriškais principais, asimetriškais. Tai o kas lėmė, kad atsisakėm to? Tikrai, simetrija buvo tūkstančius metų, o tada 20 amžiaus vidury, reiškia, masiškai jos buvo atsisakyta iš esmės. Aš nežinau, čia man trūksta žinių, kad galėčiau diskutuoti šitą temą. Čia geriau specialistai turėtų sakyti. Aš klausčiau kaip žurnalistas tokiu atveju, ar tikrai tai yra asimetriška. Čia man Ryti siejasi su politika, su ideologija, su tam tikru paklusnumu, nes simetrija man visų pirma asocijuojasi su tam tikra hierarchija, tam tikra autokratija. Ir matyt, kad visą laiką, pradedant ankstyvaisiais faraonais ir baigiant jau paskutiniam karališkom dinastijom, mes turim piramidę valdžioj. Ir matyt, asimetrija radosi kartu su demokratija, su jos įsigalėjimu, su to pluralizmu. Kas vėlgi formoje panašu ir atsitinka. Ir dabar, kada mes matom Skopijos atvejį arba Trumpo įsakus, pagražinkim, tai manau, kad Trumpas įsivaizduoja simetriškus fasadus. Aš taip ten užsimenama net apie klasikinę architektūrą, kažkokią, kurios jie turi irgi seniai pastatyto pavyzdžių, tų federalinių pastatų, žodžiu. Bet klausykit, visas šitas kolūkinis barokas labai simetriškas, kur mes Lietuvoje turim sovietiniais laikais pastatytą. Taip, jisai, tai vat, yra stalininis barokas, tada yra kolūkinis barokas, reiškia, yra tikrasis barokas. Žodžiu, yra visa baroko evoliucija ir net aš sakyčiau, dabar mes, reiškia, šiuolaikiniai architektai irgi kartais pažaidžia su dekoratyvumu, kas galbūt, Rolandai, kai jūs paminėjot, kad ilgą laiką lyg tai buvo nueita atitikimo funkcijai technologinio sprendimo, kas irgi diktavo modernizmas, Mies van der Rohe, reiškia, tik taip Le Corbusier principai, ten tik perdangos ant kolonų ir užstiklinta, žodžiu, tokia atsisakymas, švarumas ir atsisakymas dekoro kaip savokos, kad... Lesizmo. Jo, lesizmo, reiškia, kad konstruktyvas iš esmės tik tai ir yra, reiškia, ir tada jau, reiškia, gali vykti gyvybė. O dabar lyg tai atrodo, kad mes kartais grįžtam, žiūrėdami, sakykime, į tuos istorinius pavyzdžius, kurie yra sėkmingi, nežinau, kokį nors 20 amžiaus pradžios centrą, arba senamiestį, kuris gyvybingas, kur yra ten aikštės, kur yra ten ta gatvių struktūra, pirmi aukštai, kampiniai namai, ten pavažiuojami Barcelonas ir pažiūrim, atrodo tai... Ir atrodo, kad, nežinau, aš gal man taip subjektyvus jausmas, bet to niekur nėra deklaruota, atrodo, kad iš visuomenės yra noras grožiui ar gal net dekorui kažkokiam, kuris visada buvo. Nebūtinai ten prasme kažkokią turi, kažkokį visuomenės parodyti, bet tiesiog, nežinau, kažkokiai didesniai harmonijai negu tik kolonų tinklas fasade. Grožis visada buvo.
grožio poreikis visada buvo. Manau, jis niekur ateityje nedings. Aš galvoju, gal ta simetrija kyla iš daug gilesnių dalykų. Sakykime, man atrodo, kad Aristotelis turbūt čia, jeigu sėdėtų, jisai turbūt argumentuotų už simetriją, taip įtariu. Bet mes turim didesnį žinojimą už Aristotelį ir mes galim priimti asimetrišką mąstymą. Ir ar nėra taip, kad mūsų didesnis žinojimas apie pasaulį ir man labai patiko Rolando tas pasakymas apie demokratiją, kad mes galim sau leisti būti nesimetriški. Nu, paprastai kalbant, mažų valstybių apsisprendimo teisė yra nesimetrinis dalykas, yra asimetriškas. Imperija bus simetriška, jai paprasta tą įgyvendinti. Tai čia vėlgi susipina šitas labai giluminis mūsų supratimas apie saviorganizaciją ir kas yra gražu, ir kas padaro tai gyvybei kelią būti. Tai čia tokia būtų prielaida, kad gal dėl to mes taip. Ir gal ir gerai tada. Aš žinau, čia gal net gamtinis kažkoks motyvas istoriškai ateidavo. Nu, lėktuvai iki šiol simetriški. Bet stručia plunksna. Ne, lėktuvai. Čia jau jis bus nenaudingas, būdamas jo, nu, tarsi, kad... Vėlgi tas pats Aristotelis. Bet ne visos plunksnos simetriškos. Ne visų. Beje, tarsi yra įprasta manyti, kad istoriniai pastatai, jau jeigu jis senas, tai jis jau turi vertę. Tu beje irgi užsiminėjai apie tai, ar ne? Taip. Aš tai nesutinku su to visiškai. Ir kaip tik, kai perskaičiau tavo klausimą, leisdamasis vakar ar užvakar Kostiuškos gatve nuo Olandų žiedo, čia nuo Petro Povilo bažnyčios, yra labai gražiai perspektyva gatvės tarp žalumų įsirėmina Gedimino bokštas. Ir ką mes matom? Ogi mes matom tą patį Mindaugo gatvės geležinkeliečių rūmų plytą aukštesnio už bokštą visą va tokią sieną. Ir tada pabandžiau įsivaizduoti, jeigu jos nebūtų, žinoma, kad būtų geriau. Žinoma, kad jos čia netrūksta. Nors tai yra istorinis senas pastatas ir turbūt jis yra sąrašuose. Taip. Ir tas. Jo. Ne, tai va čia, mano irgi, aš nežinau, gal dėl to, kad man pačiam tenka dirbti šiek tiek su istoriniai aplinkoje, su keliais projektais, kurie su paveldu susiję. Kartais atrodo, kad, reiškia, tas grožio poreikis apibrėžiamas istorinės aplinkos, kiek Vilniui, pavyzdžiui, yra to istorinio miesto, centras, ten Žvėrynas, Naujamiestis, tiek ir yra tokio, reiškia, spaudimo grožių. Jeigu tu išeini į kažkokią naują erdvę, užmiestį arba ten į mikrorajonus, kurie ten buvo pastatyti 70-metį, tai jau lygtai mažiau to spaudimo. Tai ar mes galim reiškia, ir dažnai iš visuomenės mes girdim, kad pažiūrėkit, kaip pastatyta harmoniškai ir harmonija tarp tos miesto audinio ir tų pastatų mastelis, viskas, reiškia, lyg atrodo... Bet jie teisūs, taip ir yra. Ir yra ten harmonija. Ten yra dėsniai, kurie labai stipriai ir aiškiai veikia. Taip, bet mes ir pastatėm po to Lazdynus. Kas dar yra vientisumas. Yra praėję pakankamai daug laiko, kad viskas ant visko nusėstų tos pačios dulkės, viskas tarsi šiek tiek suvienodėja. Yra ta harmonija, iš tikrųjų. Ir laikui bėgant gali pradėti harmonijos vis daugiau rastis ir tuose miesto teritorijose, kur šiandien dar tarsi visai čia pat. O kaip su Karoliniškiam tada jos ar čia tik atstumo trūksta, ar jos niekad nepasieks? Nes atrodo, kad sunkiai įmanoma, kad jos taps gražios. Man tai ten, aš tai užaugęs tokiuose, mano vaikystė yra Bauhausas, aš augau studentų miestelį Kaune, tai kitaip sakant, KPI tuometiniai, automatikos fakultetas ir taip toliau, man tai yra gražu labai, aš jaučiuosi ten žiauriai gerai tose erdvėse, ypač žalia su balta nuostabiai dera, nes tie pastatai buvo balti, būdavo žalia.
Ir man Karoliniškės yra gražios, labai atsiprašau visų. Jeigu tie namai, tik žinoma, jie apsilūpė, tai čia kiti dalykai, ne taip, bet erdvės, kurios ten bandytos kurti, tie pikseliniai balkonai su skirtingų spalvų pikseliukais, kur vaikai Karoliniškėse, mano draugai pasakodavo, kaip jie žaisdavo ar manydavosi, ten susirasdavo vieną, ar ten kažkaip būdavo reti, labai juodi atrodo pikseliukai, tie, kur iškrenta iš balkonų. Jos galėdavo išmanyti 5 raudonus, nes tų labai daug yra ir taip toliau. Tai čia, suprantat, tai čia... Man kaip miesto vaikui tai yra tam tikra, ne tam tikra, tiesiog yra gražu, net ne tam tikra prasme. Aš neturėčiau dėl to neteisintis. Man tai yra gražu. Tai man irgi gražu, kaip irgi yra gražu, man ten galėčiau minėti svarbius pasaulio statinius, dėl kurių mes Vandenroche kokie nors, kur mes nepasiginčtume, Barcelonos paviljoną, kur aš galėčiau gyventi. Man toks fainas. Suranda. Tai mes kažkaip žmogaus smegenys tai veikia, kad mes nuėję į kokią apleistą gamyklą ir ten vaikščiodami kažkokiom ten tom galerijom tokiom, irgi tame matom grožį, nors galbūt kai jos buvo statytos... Čia daugiau skonis. Visiškai... Tai yra instaliuota į mane nuo vaikystės, reiškia suformavo tą, kas man atrodo jauku. Gal aš dar vieną paryškinčiau momentą. Man regis grožis vis tik yra vientisume, tam tikrą prasme. Na, turbūt daugelis ir klausytojų yra buvę ant Akropolio kalno, žvilgtelėję į Atėnus, visgi yra kažkoks vientisumas. Romai irgi šiek tiek panašiai. Tas baltasis vientisumas, mastelis ir šioje vietoj Karoliniškės, ar Lazdynai, ar kitas rajonas, jie man vientisi. Jūs pažiūrėkit, kaip jie gražiai atrodo iš paukščio skrydžio tie rajonai. Tai yra vieno užmanimo, koncepcijos, minties kūrinys, žmogaus arba nedidelės architektų kūrėjų grupės kūrinys kaip po toks, kaip po objektas. Ne namai, bet visas tas, reiškia, rajonas. Ir kur yra problema, man regis, problema yra mažajam mastelį. Su didžiuoju masteliu viskas tvarkoja. Bet tam mažajam, smulkiajam, kur tu eini lėti, kažką matai nulūžus, nušiurus, kvapai, kaimynai, ypač nesutvarkyti ir beprasmiai tarpai tarp namų. Va čia yra problema. Ir įgyvendinus ir įsukus, humanizavus, kitaip tariant, tą parterį, pirmo aukšto iš esmės klausimas, pirmų aukštų ir parterio klausimas, viskas smarkiai pasikeistų. Aš iš dalies sutikčiau, taip, tai yra, man patinka galbūt užmojo grožis, ta prasme, tai buvo toks socialinis projektas įgyvendinti daug būsto vienu tokiu matymu, reiškia. Bet, dabar žiūrint, ypač tokiu didesnį dėmesį koncentruoja, tu matai, kad yra ten ir kiemuose trūksta vietos automobiliam, ir kažkokios niekieno teritorijos, kur nieks netvarko, ir laiptinės gal ten nelabai, tokių yra daug. Ir dar vienas kyla automatiškai toks klausimas, čia gal tokia išeinant iš architektūrinės tokios diskusijos, vertė. Ar grožis turi vertę? Nes, tos miesto vietos, kurios yra gražios, jos asocijuojasi su, reiškia, jų ir kaina yra didelė, reiškia, turto jame. Bet vėlgi nebūtinai turi būti didelė kaina. Vertę turi, bet nebūtinai didžiausia. Vėlgi, neįsiveskime idealo diktatūros čia. Atrodo, tas vėl atsiranda toksai maždaug. Tai mažesnė vertė turi Karoliniškių daugiau būtis už pastatą, ką žinau, kokį nors Pilies gatvėje. Bet jis turi vertę ir turi kainą irgi. Taip, be jokios abejonės turi vertę grožis kaip po toks. Mes vėlgi, aš jaučiuosi, kad mes čia diskutuojam apie grožį iki galo neišsiaiškinę tos savokos, bet jeigu ją pradėtumėm aiškintis, turbūt čia ir gal net ir vienos laidos nepakaktų. Tai taip kaip aš suprantu tavo klausimą, ar grožis turi vertę, man jis tikrai turi. Nes atrodo, kad, architektai, kai dirba, jūs tikrai žinot, Rytis gal su to taip nesusidurė, mes susidurėm su tiek daug reikalavimų, tiesiog kasdieniam darbė, tiek formalių, kurie gali būti ten pritaikymas visuomenės poreikiam,
energetinė klasė A++. Dabar jau ateina CO skaičiavimai, pastato reiškia įtaka, jo statybos procesų įtaka CO emisijai. Neįgaliųjų reikalai. Gaisro. Aplinka visiems. Tai viskas tai gerai, taip turi būti normalu. Ir čia yra, ką tu kalbi, tai yra architektūros kaip taikomojo meno, taikomoji dedamoji. Ir va taikomąją dedamąją yra labai daug kontroliuojančių institucijų, jinai bus sukontroliuota, galim būti ramus. Taikomumas architektūros, bet ne veltui yra du žodžiai - taikomasis menas. O kas antrą žodį kontroliuoja? Tai va, čia paskutiniu metu, anksčiau galbūt iš viso buvo taip sunkiai apibrėžiami, paskui atsirado bent jau Vilniuje 10 taisyklių, reiškia, buvusio vyro architekto Mindaugo Pakalnio, tokia reikia iniciatyva iš miesto savivaldybės, tam tikrai principai, kuriais turėtų būti formuojamas, sakykim, užstatymas. Jie yra, aišku, gana bendri, nepritaikyti kiekvienai vietai, bet tai buvo, bandymas deklaruoti tam tikras vertybės, kurios reikštų, kad tu kažkaip gali kontroliuoti aplinkos kūrimą. Bet, jos gana tokios abstrakčios ir jos labiau ten paliečia tiek funkciją, tiek tam tikrus urbanistinius principus, užstatymas, ten perimetrinis ir panašiai. Ar kažkokį grožio standarto palaikymams, ar kažkokiam, reiškia, ar mes galim architektam, ar visuomenė gali suformuoti užsakymą grožiui architektam? Intuityviai norisi sakyti ne, negali, nes tai turėtų siūlyti kūrėjas. Ir jeigu kūrėjas, dažnai atsitinka, kalbant šiaip apie meno kūrinius, kad jeigu kas nors, šiaip jau kas nors sukurta, kai talentingai, tai tada mažiau ir kabinėjimasi prie to būna dažniausiai. Nėra taisyklė, bet vis dėlto. Bet kaip nors parašyti, kad privalo būti gražus, jeigu mes parašysim. Tai manau, kad nieks nieko nepastatys. Tai aš nežinau, ką Pakalnis architektas buvo, kokias taisyklės pasiūlęs, aš neskaičiau, bet kai aš girdžiu, kai sako, kad jos gana abstrakčios, aš galvoju ir gerai. Tai nedaug dievė, jeigu jos būtų konkrečios. Aš tik neskaičiau, gal jos ten kokios nors labai jau. Bet kartu, manau, ir gali. Ir gali visuomenė nustatyti tam tikras, šiuo atveju per savo atstovaujamus profesionalus, tarkim, nustatyti taisyklės, gal tam tikras protingas, gal net ir turi. Nes kitaip mes galim atsidurti tokių, pavienių su vienu kitu, ne vienas kito negirdinčių choristų chore. Vis tik, kas Vilniaus savivaldybės atveju buvo daroma su tom taisyklėm, kaip aš tai matau tą tikslą. Tai tikslas buvo įvesti tam tikrus vardiklius bendruosius, kodėl siekiant vientisumo. Ir jeigu mes susitarėm, kad vientisumas yra gėris, kad jis padeda pasiekti tam tikrų miesto visumos, grožio to paties, kad vientisa yra gražu, suprasdami, kad tą vientisumą neišvengiamai daug įvairių dalykų, faktorių įtakos bandys sugriauti ir kad jų ir taip yra daug, tai bent kažką vientiso turėti, tai aš taip perskaitau tokį tikslą. Manau, panašus turbūt tikslas ir yra kažkokį formuoti principus aplinkai. Tiesiog diskusija apie grožį iškyla dažnai pas mus tokiuose kažkokiuose rezonansiniuose atvejuose. Čia netaip seniai buvo diskusija dėl pastato vietoj Tauro Rago, to baro pastato, reiškia, Jasinskio gatvės ten turbūt pradžia. Reiškia, dabar jau jisai realizuotas ir kažkaip lyg, kai jisai realizavosi, dingo ta diskusija apie, kuri buvo užvirus. Jis nėra blogas. Taip, ir taip atrodo, kad lyg tai, reiškia, irgi ta kritika, jinai tokia, jeigu pradedi gilintis į tą tokį, ten aišku, daug žmonių dalyvauja, reiškia, lyg nėra argumentų jokios hierarchijos. Yra, kažkam nepatinka aukštis, kažkam nepatinka spalvos, kažkam per modernu, kažkam per daug
imitacija ar kažkokie tokie, reiškia, nėra principo, kuriuo yra diskutuojama. Tai toks atrodo, kiekvieną kartą mes, gal tai yra normalu architektūros pasaulyje, kad mes kiekvieną pastatą šiek tiek vertinam individualiai, kažkieno darbas tai yra autorinis iš esmės. Tai žinoma veikia. Aš tiesą sakant, labai nejaukiai jaučiuosi ir net nežinau, ar turėčiau kažką sakyti, vertindamas kitų kolegų darbus. Tikrai visko matau. Ir neskoningų dalykų, kur akivaizdžiai neskoninga. Bet sakyti kolegai tiesiai į akis, tu čia neskoningai dirbi. Kažkaip tarsi ir nedrąsu, ir neleidžia kažkoks vidinės stabdis atsiranda. Tai tokie dalyvauja žmogiški dalykai ir mes dažnai arba pasakom labai emocingai, arba kažką nepasakom dėl panašių priežasčių. Man taip atrodo, bent jau. Tai lyg atrodo, kad taip, sutikčiau, kad tai yra gana subjektyvios, tas kaip tu matai aplinką, yra ganėtinai subjektyvus dalykas, bet, ten, sakykim, konkursai ar kažkokie architektų tarpusavio pasitarimo, ar net įtraukiant ir visuomenę, kas šiaip vakarų, sakykime, daug, mes irgi jau esam vakarų šalis, bet kai kurios Europos šalis tą tradiciją turi ilgiau, kur, reiškia, visuomenės atstovai yra įtraukiami į planavimo, į teritorijų planavimo ir architektūros konkursų organizavimo ir užduoties formavimo poziciją gan ankstyvoj stadijoje, ypač bendruomenė, kuri yra tiesiogiai susijus, galbūt tai yra kelias, kaip moderuoti tą supratimą, reiškia, ką mes siūlom, kas bus daroma. Bet ar tai veikia? Kaip jiems sekasi įtraukti? Aš žinau, kad Šveicarijoje yra šita praktika, ten tiesiog maždaug peizažo servitutas, bet ar tai veikia? Ar pavyksta pasiekti geresnių rezultatų? Įtraukus, pavadinkim, visuomenį. Šveicarijos atveju atrodo, kad pavyksta, nes jie... Bet ten ir šiaip viskas pavyksta. Čia problema, man yra ne architektūroje greičiausiai. Taip, bet galbūt tas visuomenės santykių tamprumas, kaip Šveicarijoje, ir yra tas, kas padaro. Ne nuo architektūros pradėti reikia, bičiuliai. Aš galvoju, ką jūs dabar kalbate, tai be abejo, tai profesionalų diskusija yra. Bet man visą laiką ne nuo architektūros reikia pradėti. Turi ateiti, aš netgi sakyčiau taip, rizikuočiau sakyti, aš tai duočiau užsakymą ne grožį man sukur, aš duočiau užsakymą būk drąsus. Dabar daugiausia, ką aš matau pastatuose, tai aš matau baimę. Baimę, ką nors padaryti. Tai rezultatas būna dar vienas tvartukas. Bet kita vertus, jeigu aš taip sakyčiau, tada atsiranda, kad tai palauk, jeigu jisai turės dar pakankamai drąsos, tai jis gali taip voštelt, kad mažai nepasirodys ir bus į kitą pusę kažkas baisaus. Bet vėlgi mes atsirėmėm į asmenybę, kas ateina visą tai daryti. Ir tai nėra, kad ateina piešti architektas, juk jūs puikiai žinote, kad čia yra tik tai maža dalis visko, ar ne? Yra užsakovas, yra pinigai, yra valstybė, yra daugybė dalykų, taip, kurie visą tą įeina. Viso šitoje grandinėje mums reikia kitos kultūros, mums reikia rūpinti savo kultūrą šioje visuomenėje geresnė, turėsim geresnę architektūrą. Visiškai pritariu Ryčiui, ačiū šitą reprizą. Iš tikrųjų, man kūryba mieste, architekto kūryba mieste yra tiesiog pokalbis. Apskritai man regis, kad architektas kalbasi. Ir jis lygiai taip pat gali girdėti, gali negirdėti, gali atsakyti mandagiai, gali atsakyti bjauriai, gali slėptis, norėti kavotis, būti nematomu, gali bandyti visiškai viską paneigti ir negirdėdamas pradėti labai garsiai rėkti. Tai čia apie tą patį. Čia yra visiškai apie tą patį. O tai, kaip jis kalbasi, jo pokalbis, jis visada pradeda, jis turi jau respondentą. Jis yra visada antrasis architektas, ne pirmasis. Pirmasis yra aplinka, kuris ateina. Jis pirmiausia turi jos paklausti ir jai atsakyti. Tai va čia ir prasideda, Ryti, ką pats sakai, kultūros klausimas. Labai
tikslu. Tai kaip ten beveik pradėjom nuo to, kad reiškia architektūros kokybė, grožis ateina kartu su praktiškai su viskuo kitu. Britai turi posakį, grožis yra žiūrinčiojo akise. Suprask, labai svarbu, kas tu. Tai tu turi savim rūpintis, save lavinti, kitaip nebus. Neišeis kitaip gražus dalykai, gražesni, gražus, nežinau. Nu, bet gerai, idealistiškai paklausiu, ar yra technikos, kaip informuoti geriau visuomenę ir pagerinti tą jos kultūringumą architektūros atžvilgių? O kaip jūs matote, ar gerėja tai? Na, sakykime, per jūsų karjeras. Kaip jūs matote? Visuomenės informavimas? Šiaip supratimas visuomenės, ką daro architektai? Nemanau, kad gerėja. Nepagerėja. Panašu, kad didesnis tarpusavio supratimas rastusi. Nes jūs ateinate, iš esmės, štai vyresnė karta ateina iš tų laikų, kai niekas tos visuomenės net neketino klausti. Taip, tai buvo, iš tikrųjų, instituciniai laikai, pavadinkime. Dabar yra kiti laikai, bet ar atsirado kultūra to dialogo, apie kurį jūs šnekate? Ir kaip reikia atsirasti? Aš sakyčiau, subkultūros, architektūros mėgėjų subkultūros egzistuoja, bet subkultūrų lygyje, reiškia, į tokią plačią kultūrą dar... Mums reikia kalbėti, mums reikia daugiau populiarių leidinių, mums reikia televizijos laidų apie tai, kur mes galėtume kalbėtis apie literatūrą, architektūrą. Ir jūs turėtumėte, tik iš jūsų prašymas būtų, leiskit ir nespecialistams apie tai kalbėti. Tai ačiū, kad mane čia pasikvietėte. Aš esu pavyzdys, kaip nespecialistui leido kalbėti. Jau geras dalykas. Man regis, istorija visuomenė galėtų prasmingiau įsijungti pačiose pirmosiuose procesų. Vadinčiau tai nulinėje stadijoje, dar iki projektavimo, kada vyksta užsakymo formavimas. Juk kas realiai nusprendžia, kad čia bus tas sklypas parduotas, privatizuotas, o ne darželis pastatytas. Nusprendžia savivaldybei kabinete vienas ten žmogus, gal pasitarę su priešai sėdinčiu. Kodėl negalėtų tas klausimas būti iškeltas, bent jau tam rajone, pabandyta rasti būdų, kaip paklausti netoliese gyvenančių, o vis tik ką jūs čia geriau matytumėt? Ar vienos paskirties ar kitos paskirties daiktą? Va čia tikrai būtų prasmingas įsijungimas visuomenės. Bet ne jau pabaigoje, kada projektas padarytas, jau leidimai statybai duoti ir tada išviešinama ir žmonės pradeda piktintis. Tai čia yra toks tiesus kelias į konfliktavimus ir tiek. Dabar nuolatos tarsi toks įspūdis, kad tas pirmas etapas organizuojamas kuo tyliau, kad kuo mažiau būtų nereikalingų diskusijų ir galiausiai ateina tas paskutinis etapas ir tada tu gali sakyt, ką nori, viskas jau baigta. Šaukštai po pietų. Bet man atrodo, kad naudingas yra tas šviečiamasis kalbėjimas. Žiūrėkit, Kauno modernizmas, kurį staiga čia dabar labai daug kas pamilo, jisai atsirado dėka entuziastingų specialistų, architektūros istorikų, profesionalų, kurie kalbėjo apie tai ir parodė žmonėms pirštų. Žiūrėkit, tai yra gražu. Dabar visi atsisuka, matai kaip gražu. Tegul tik man nepasakoja, kad prieš 20 metų jie suprato, kad tai gražu. Ir viskas puiku, taip ir turi įvykti. Mane turi apšviesti. Čia idealu būtų turėti daugiau diskusijos ir tuos supratimą didinti, bet man irgi atrodo, kad kartais, kai jūs užsiminėte apie kažkokią radikalią architektūrą, kuri irgi kažkokį savo vietą lyg turėtų turėti, tokia, kuri galbūt, reiškia, labiau autorinis skrydis, negu, reiškia, kompromisas, kalbant su visuomenė, irgi turi lyg ir turėti savo vietą, bet dažnai, kai mes krypstam į tokį, bendradarbiavimą, daug institucijų dalyvauja, visuomenės atstovai, architektai, tarybų, reiškia, suniveliuojamas tas, reiškia, paveikslas, arba jeigu yra konkursai, sunku pasiūlyti labai drąsius pasiūlymus, kartais, dažnu atveju gal neatsakyčiau, nes tai gali būti suprasta kaip, reiškia, per daug, nežinau, ten šmaikštų, radikalų, intensyvų, per daug didelis, reiškia, pareiškimas ir panašiai.
Ypač, kai kalba apie kažkokį tokį istorinį kontekstą, miestą, kur, reiškia, galioja tos nusistovėjusios aplinkos supratimo, kaip daryti, kad architektai turėtų tos laisvės, pasitikėjimą. Čia aš nežinau. Regis architektas visada laisvas yra, jis galų gale gali pasakyti ne, nesirinkti šito projekto. Bent jis tokią laisvę tai tikrai turi. Tai, o šiaip man, bet kai tu kalbė apie drąsą, apie kažkokį ryškų garsų pareiškimą, taip, tai gali būti, tai turi būti, bet man tada vis tik yra labai svarbu paskirtis pastato. Juk žiūrėk, ką mes matom, iškylančią kreivą stiklinę gulbę, dominuojančią dešiniam Neries krante, tai nebūtinai būtų bažnyčia, kaip senais laikais, tai viskas kaip ir būtų savo vietose, ar ne? Na, šalia turim Rapalo bažnyčią, kuri jau dabar jau nebeinai svarbiausia tapo. Tai, bet ten yra pati banaliausia funkcija – biurai. Kurie turi, darbo vietos, darbo stalai. O gal čia gražu? Va. Nu, jau mes diskusijos pradžią grįžtam. O gražu ar negražu šitas stiklinis daiktas, tai čia tikrai skonio reikalas. Man panašu, kad jis yra tiesiog negirdintis, jis egoistas aplinkos. Ten negali sakyti, kad choras susidainavęs dešiniam krante. Bet atsirado dar vienas choristas, kuris ten, mano galva, savo varo, kitų negirdėdamas. Neatrodo, kad ten dar Nasvyčių laikais, reiškia, užduotas tas dešinio kranto kalvos principas, iš principo yra neteisingas ir tada užduotos taisyklės lėmė, tą dabartinį nesusidainavimą. Nes tai yra, reiškia, individualios pastangos kolektyviniam vaizde, kurios kažkaip nesukuria nei apačioj labai patrauklių žmogiškų erdvių, kurios veiktų vakare, tenai būtų gyvybingos žmonės, nei nesukuria tokio vaizdo, kur dabar yra saugomos panoramos, irgi toks šiuolaikinis fenomenas, reiškia, liktai vertinga panorama. Nors, kaip Rolandas minėjo, ten už Gedimino bokšto atsirado. Bet panorama vertinga. Tour de Montparnasse yra klaikus bokštas stovintis išprievartautai panoramai. Panorama vertinga, jisai sugadina ten viską, mano požiūriu. Taip. Čia gal geras pavyzdys, kaip, manau, daugelis Prancūzijoje tą pripažįsta šiandien visam pasauliu, kad Tour de Montparnasse yra klaida buvusi. Bet pritrūksta politinės valios, arba veikia kiti dėsniai, gal jis, aš nežinau tų detalių, gal jis ten privatus, gal privatizuotas, gal konstitucija neleidžia jo griauti. Bet grįžtant prie Neries kranto, tai man atrodo tai blogai, nes ten, man rodos, vis ir toliau statysis, kiek aš suprantu, ir ta kalva auks ir gal galiausiai jinai po 200 metų kam nors atrodys visai nieko. Nors, kiek aš žinau, tie stikliniai, jie taip ilgai negyvena liktai. Ar aš klystu? Stikliniai pastatai nėra tokie ilgaamžiai. Jas galima perrengti liktai. Stiklas gana patvari medžiaga ir man nepatinka, kai mūsų bendrapiliečiai kaltina stiklą. Tarsi stiklas būtų kaltas. Ne, čia turbūt gal konstruktyva. Pačią konstrukciją. O bendrai tai dešinysis krantas, ta kalva Nasvyčių, man netrodo, kad tai yra klaida. Tačiau gaila, kad, nebuvo pabandyta, o gal ir nieks neturėjo pabandyti. Čia yra, sakyčiau, atspindys tos pačios mūsų kultūros, tokio seimelių, mažyčių, pats savo seimas, ideologijos. Bet grįžtant prie drąsos, tai aš vis tiek, aišku, matyt, Montparnasse irgi būtų pavyzdys drąsos, ar ne, maždaug, mes pavarysim. Bet blogas pavyzdys neturėtų nuvertinti pačios idėjos, kad norisi, kad drąsiai darytų. Aš ką tik buvau Zahos Hadid modernaus meno centre Romoje, nepasakyčiau, kad jis labai su aplinka ten gražiai šnekasi, nepasakyčiau. Viduje paties pastato yra įdomu vaikščioti, bet jie, pavyzdžiui, nesugebėjo jo labai ilgai įveiklinti, nes ten yra sudėtingos erdvės.
vėlgi. Ir ką projektuoja, ką stato, tas man irgi visada atrodo taip, kad štai tokiose vietose kaip modernaus meno centrai visokie, tai ten jau galėtų paleisti visą fantaziją, samdytis tą architektą, reiškia, žvaigždinį architektą ir turėti tokį kažkokį pavyzdį, bet aš tai visai kitur ieškočiau tos drąsos. Man labai patinka, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ir yra juokinga, bet yra 1000-metę tradiciją turintis bažnyčios užsakymas, tai yra Kaune Marijos radijo būstinė. Va ten, man atrodo, yra ta drąsa, kuri ir daugam labai nepatinka. Mano žmonai klaikiai nepatinka, pavyzdžiui. bet aš laikau, kad tai yra labai geras drąsos pavyzdys, aš tokių norėčiau. Rizika ten yra. Gerai rizikuoja. Pasiteisinas. Atsiprašau, nežinau autoriaus, negaliu pasakyti, kas architektas. Miliūno architektūros studija. Puikus darbas, sutinku. Taip, manau, čia. Bet čia, gal mes neteisingai kalbam konkrečiais tais pavyzdžiais, čia gal reikėtų kažkaip bendriau. Per pavyzdžius kartais, tokį reiškia liktai gali priartėti labiau prie, man iškiai dažnai, ten į darbą eidamas vis pažiūriu į dešinį krantą, ten ant balto tilto ašies, man ten ir tiesą sakant ir pačiam teko kažkiek dirbti, kai tik pradėjau prie savivaldybės kompleksų, tarsi, sunku paaiškinti, kaip, susiklosto, tu gali racionaliai paaiškinti, kaip tai susiklosto, bet tas, estetinis grožio, grinai, toks subjektyvus vaizdas, jausmas nėra pasitenkinimo jausmas. Sakykime, ir, pradedi galvot, kodėl, ar čia, aš suprantu, kad ten daugybė sluoksnių, bet, nesusikūrė grožis. Arba gal perspektyva bloga, gal aš dabar per iš arti žiūriu, ar kažkaip tai per daug... Žinai, kai galvojam apie dešinį krantą, matyti apie šitą mūsų downtowną, neišvengiamai, anksčiau ir vėliau grįžtam prie New Yorko. Ir turbūt ir šią laidą beklausantis daugelis yra jau perskaitę Rem Koolhaaso Karščiuojantį New Yorką. Ir perskaičius tą knygą galima, manau, atrasti atsakymą, kodėl mūsų toks. Nes jeigu galvojant apie New Yorko mąstant, tai yra pilna nuotraukų, nebūtina važiuoti, vis tik ten to vientisumo esama. O tas vientisumas yra radęsis matyti per tam tikras kontroliuojančias linijas, kontroliuojančias to sklypelio, grinai per turbūt pačius banaliausius tos aristoteliškus naudos dalykus, neužtamsink kaimynų apačioje langų. Tai yra labiau, aš tą ir norėjau. Ir tada randasi ta gardelė, į kurią tu turi tilpti ir jį jau nematomų būdu vienyje tos bokštus. Deja, šito nesitiko pas mus. Taip, čia yra tiesiog, aš irgi norėjau referuoti tą, aš ir sakiau, kad man atrodo, kad kalvos kompozicijos siekis versus, reiškia, sistema, kuri, reiškia, užduoda maksimalų naudos galimybę kiekvienam kvadračiukė, kuris yra kvadratiniam gatvių tinkle. Tai yra tiesiog sistema ir daugmaž ten kas pirmas, žodžiu, išnaudoja tą savo teorinę galimybę tam sklypelyje, priklausomai nuo jo dydžio, tai yra labiau sistema negu kompozicija. Ir lyg tai atrodo, kad laimi sistema, nors tai yra super kapitalistinė, super naudos siekianti išspausti, reiškia, iš kiekvieno visiškai, gali sakyti, akla kompozicijai, nors realiai jinai sukūrė kompoziciją, o mes lyg ir, taip istoriškai suformavo, kad nuėjom labiau tokia kompozicinė tiekme, bet lyg nesusiformavo, lyg tas rezultatas toks neaiškus, sunkiau paaiškinamas. Sunku pasakyti, aš neįsivaizduoju, kas valdo Manheteno šitą peizažą. Tiesą sakant, dabar tie pieštukai nauji, kurie ten atsiranda, kiek girdėjau, jau ten neatrodo taip pasiteisinę, nes visi nori matyti iš esmės centrinį parką, tengi pagrindinis dalykas, ką visi nori matyti. Didžiausi pinigai yra vaizdas į centrinį parką. Bet ar geras pavyzdys? Matau, kad New Yorkas yra pasenęs pavyzdys ta prasme. Jis yra 20 amžiaus vidurio mąstymo, gal net pradžios 20 amžiaus kultūros pavyzdys. Iš čia Stokholmo išgriautas senamiestis ir Stortorija tas padarytas.
Gal kažkokie kiti pavyzdžiai galėtų mums būti? Kodėl į New Yorką nukeliavom, į Manhattaną, todėl, kad, neišvengiamai turim Manhattaniuką. Na taip. Ir tas reiškia, neišvengiamai veikia, mes negalim nematyti. Taip. Aš bandau pasakyti, kad tai truputį pasenęs galvojimas. Aš tikrai sutinku, kad pasenęs reikia galbūt nepamiršti, kada šitą idėją, beje, to paties Algimanto Nasvyčio, kuris pasiūlė, mano galva, dar nepralenktą Vilniaus identiteto supratimą, kad tai yra duburys, žalesis duburys, apsuptas žaliosiomis kalvomis. Ir turim saugot prasiverimus, plyšius į šitas kalvas, jų neužstatyti. Manau, tai yra nepralenkta, tai va tas pats Algis Nasvytis to duburio viduryje pasiūlė akmeninę naują kalvą, bet tai buvo apie 60-uosius, kada ta ideologija keliavo per pasaulį labai stipriai. Tas pats Tour de Montparnasse greičiausiai irgi yra lygiai to paties mąstymo rezultatas. Ir tų laikų optimizmo toks... Ir optimizmo, taip. Turbūt ir mūsų optimizmo dabar, kad maždaug turim valstybę, tai kaip čia dabar yra sostinė, tai jie turi būti dangoraižių. Nėra dangoraižio, nebus gerai. Kaip zoologijos sode turi būti dramblys. Nėra dramblio, prastas zoologijos. Aš turiu pasiūlymą, bičiuliai, apie grožį ir kaip galbūt galima švelniai tą kultūrą judinti. Aš tai siūlyčiau grožio reikalavimą kelti komerciniai architektūrai. Kitaip sakant, neleisti statyti negražių sandėlių. Nuo ten pradėti taisyti. Neleisti statyti negražių logistikos centriukų. Arba aplinką skriaudžiančių. Taip pasakykim, neveikiančių tarptų medžių, paprastai būna prie miško kur nors, prie autostrados. Neleiskim negražių statyti. Tegul kaip nors būna jie, juk galima kaip nors gal ir nebrangiai juos taip padaryti, kad jie būtų labiau humaniški. Jeigu humanizuosim šitą sritį, aš manau, kad kitos sritis humanizuosis lengviau savaime. Čia būtų geras optimistinis. Čia geras optimistinis būtų. Jo, mums kaip... Jo. Aš iškart dabar raščiau priežasčių, kodėl tai beveik neįmanoma, bet gal ne šitos laidos tema. Jo, gal galim ir pabaigti su tokiu, optimistiniu iššūkiu, padaryti visus pastatus gražiais, pradedant nuo pačių funkcionaliausių, racionaliausių. Ačiū žiūrėjusiems Lietuvos architektų rūmų tinklalaidę ir kviečiu sekti mūsų YouTube kanale.